Judita, 1992 metai, dar studijos dailės akademijoje ir šioje parodoje aš kažkaip, kadangi jinai apima labai daug etapų ir laikotarpių, tai norėjau tokį gal pristatyti ir vieną ankstyviausių savo kūrinių, kaip jau traktuojama kaip savarankišką meno kūrinį, jau nors ir kaip studijų metai, bet sakyčiau, kad tai yra kaip jau paraiška jauno tapytojo į savitą stilių ir kryptį ir pasakojimą. Tai tuo metu nemažai kūrinių buvo sukurta Seno testamento siužetais, istorijomis paremtais ir juose man buvo, kaip sakau, galėjai atrasti daug temų, apie kurias, kaip vėliau sakiau, kad leidau savo kalbėti apie sentimentalumą, meilę atvirai, tai čia, sakykime, kaip labai jaunas menininkas, tai panaudodavau Seno testamento istorijas ar kažką, kur galėjai tos pačius jausmus pasakoti tarsi Biblijos žodžiais. Tai Judita visiems žinomas motyvas, tapytas daugeliu menininkų, daugeliu amžių. Ir man toks drastiškas tuo metu Sližys, atsimenu, Raimundas irgi Juditą savo matydavau jo Vartų galerijoje ir kitur. Tai tas, kaip sakau, sugundo ir nesakau, kad įdvykavo, bet jau garsus menininkas nutapo kūrinį. Ir tu galvoji, o kaip tu sukurtum tą patį kūrinį. Ir, sakykime, tos pergalės Judita nukirtus galvą priešų karaliui, kuri, reiškia, gražuolė moteris, į jo palapinę atėjo nakčiai jo palapinę ir jį suviliojusi, reiškia, pasiekė tautai pergalę. Tai šiai dienai man jisai vėlgi įgauna visai kitas prasmes ir turbūt būtų troškimas vykstant karams šiandien, kad turėtume laikas sulaukti naujos Juditos, kuri galėtų, sakykime, užbaigti Ukrainos-Rusijos karą, kad atvirkščiai Rusijos-Ukrainos karą, kad galbūt vienokia ar kitokia forma pergalė būtų pasiekta ir sakykime, ties biblinės Seno testamento istorijos, jos tikrai yra dramatiškos, žiaurios, krūvinos kai kurios, bet matome, kad netoli nuo jų mes nuėjome ir galbūt vienas tas kirtis kažkoks ir galėtų išspręsti daug problemų. Tai toks senas paveikslas, sąlyginai senas, bet mano kūrybinė istorija, kur matome ir Geluonis Ryme, tai galbūt irgi raudona figūra, tokia, sakykime, turbūt atsikartoja ta dramatiška raudona moteris, kuri vienu atveju pasiekė pergalę, kitu atveju turi atlaikyti nuodų pliūpsnį, tai vis matyti yra ta kova su aplinka, su sudėtinga situacija ir jos vienoks ar kitoks sprendimas ir turbūt ėjimas į žydintį sodą ir saulėtą pasaulį.